Sveiki, va peržiūrėjau aš Facebook'e dėl toksikos paminėjimus, tai visur mano yra pasidalinimai matosi. Aišku, tas vakar, kur pridėjau, kad Katę reikėtų ištrinti, labai durnai atrodo, bet man nedurnai, man tai 11,5 metų šeimos narys atsirado. Ir kažkaip paleido dabar taip įdomiai, kai aš paskambinau, tai nežinau kaip ją vadinti, ir paklausiau, ar jinai sėdi ir kvėpuoja, paaiškėjo, kad sėdi ir kvėpuoja. Tai va, tai niekas nedaro šitų pranešimų, niekam neįdomu. Tai nesistebėkit, jeigu yra nišinės temos, kur niekas neužsiima, ir aš užsiimu, tai yra labai įdomu domėtis nišinėmis temomis. Mokiausi sustiprintoje gimnazijoje, viskas ten buvo sustiprinta, tai ganėtinai neblogai susigaudau elementų lentelėje, tokia yra elementų lentelė. Ir yra medžiagos skiriasi. Medžiagos sudaro junginius, sudarydamas junginius sudaro dujas, medžiagos degdamas sudaro dujas, nes reaguoja su oru, reaguoja su vandeniu. Ir tas, kad žmonėm visiškai dabar kažkaip tai neateina į galvą, bent jau nebūt namie, kai eina, norėjau sakyti formaldegidas eina nuo padangų, o čia ėjo iš viso vandenilio fluoridas. Klausykit, o čia nebuvo pirmo pasaulinio karo dujos. Čia iš viso, čia jeigu susidaro dujos, kurios yra masinio naikinimo dujos uždraustos, tai čia super yra pranešimas, čia feikas, čia yra perspėjama Lietuvai. Nes jeigu nepasisuks gerai šitas visas su Ukraina, tai mums galas yra. Iš tikrųjų, nes mes tiek prisiloja, Šakalienė loja statys fabrikus, spausdins ginklus, išprotėjusi, galimai. Nesakysiu, kad išprotėjusi. Tikrai, bet galimai, greičiausiai, tai taip, aš spėju. Išprotėjimas tas toks perkeltinė prasme, kad jinai turėjo 4 metus sėdėti ir pirkti ginklus, vadovauti žvalgybai, vadovauti kariuomeniai. Ir aš socialdemokratų iš viso nesuprantu, kam jie ją laiko pas save. Jinai iš valstiečių yra atėjusi. Kam jinai ten reikalinga, kas čia per nepakeičiama. Tai iš konservatorių tada Skaistį galų gale pasiimkite, tai geriau susigaudys apie kariuomenę. Tik aišku, jam rusai yra priešai. Ką čia dar pasiūlyti? Kas čia dar gali susigaudyti? Tas pats Žemaitaitis, man atrodo, geriau susigaudytų apie tuos visus pirkimus. Kas čia gali susigaudyti? Anušauską pasiimti, kam ministrus? Jau, aš nežinau, tikrai iš konservatorių geriau pasiimti kokį kariškį atsargos, negu šitą Šakalienę. Anušauską siūlau. Jisai susigaudė. Jisai susigaudė. Dėl to jį ir prametė, pastatė Kasčiūną, o Kasčiūnas auginosi Šakalienę ir Šakalieniai vadovauja Kasčiūnas iš tikrųjų. Tai Šakalienę reikėtų praversti. Na ir tokie gaisrai, kaip kažkas rašo, pastoviai, paspirgina tą mano kanclerę eilinį kartą, kaip įdomiai. Labai įdomu. Aš net ir garsiai taigi savo apžvalgose klausiau, ar jinai nebijo šitaip daryti. Jinai visai nebesusigaudė, kad šitą tėvas visiškai prie mirties veža dar kažkur į ligoninę senatvinių diagnozių. Tai tu į hospisą vežk, jeigu jau jisai miršta, vežk mirštančių į palatą. Ir ten paėmė ir atgaivino. Po 2 lašelinės kaip pastatė. Primelavo visko, kad jam nieko nėra, kad jisai ne širdininkas, ne nugarininkas, užkėlė jie spaudimą jam, užkėlė skausmą. Jisai vos neišprotėjo. Tai paskui, matyt, sakau, tos vandenilio fluorido inhaliacijos, matyt, tinkamų adresų nuskrido. Tinkamų. Aš tik iki galo nesuprantu, nes mes vis
pasišnekam, va čia šeimoje, ar jinai natūraliai durna, ar jinai vaidina, tai mano vyras mano, kad jau natūraliai. Natūraliai, bet piktybinė. Tai va, o aš žiūrovų klausytojų neįžeidinėsiu, bet jau šį mėnesį, reiškia, jeigu bandoma nužudyti mano tėvą, užversti, tai tada visi dingsta, kad man būtų dar sunkiau. Tai jau šį mėnesį, kaip dėjau į kojas, tai dėjau į kojas. Tai man dabar reikia padaryti, aš dabar dirbu su YouTube, o ne su jumis, nes jums tai aš ir komentarus išjungsiu, nes nervuojat iš tikrųjų. Aš stengiuosi taip nešnekėti, tikrai nervuoja, nes žmonių daug, patpiščikų daug, klausytojų daug, statistika matosi. Čia yra principo reikalas nieko neprisidėti, tai aš kaip padarysiu tą sumą, kur man reikia, aš neberengsiu pranešimų. Žinokitės tiesiog ir viskas. Ta prasme, nes pas mane ir kūras yra paimtas, ir žmogus žino, kad aš žurnalistė, ir aš manau, kad jisai niekaip nesupranta, kaip čia yra va taip pat. Nes niekur nėra, jokiame versle, jokiame reikale nėra taip, kad tu verstum žmogų, kad jisai tau nemokamai produkuotų kažką ir dar tu šaipytumėsi. Dar kokie komentarai būna, aš likštusi dabar išlys. Nenormalūs būna komentarai. Sėdi, išsižioja, klausosi viską, užsirašinėja, dar analizuoja ir dar įžeidinėja. Tai niekur taip nėra. Ir piktybiškumas, ir ta prasme, jūs, lietuviai, ir turite pagal savo piktybiškumą, vat kokie esate, tai iš tikrųjų, kai sako, kodėl nesiseka, to jūs tokie piktybiniai, bjaurus. Lietuvis yra bjaurus, nacionalinis bruožas yra jo bjaurumas. O tų nebjaurių žmonių yra labai mažai. Labai mažai. Jis sako, tas atsimenat, kaimyno tvartas dega. Aš tai kviečiau gaisrinę, kai kaimyno tvartas degė. Nežinau kaip jūs. Nes nenormalu. Arba va dabar katė dingo, tai Jėzau, kiek ten kaimyno mobilizavosi, sekė tavo gilką. Išvarė ją iš proto, sekdami, sėdėjo. Nemalonugi, kai tave seka, žiūri tau į akis. Sekė. Buvo minčių kamerą pakabinti su tų kaimynų pagalba ir pričiupti ją. Ir tikrai bylą iškeltų už vagystę. Gal pajuto mano planus, pamatė, kad seka. Vieningi. Lietuviai, vat, kai kurie vieningi gali būti. Ėjo žmonės kalba ženklais ir labiau susišnekėjom negu tais, kur turi kalbą. Nes ten KGBistai. KGBistas tai įrodė, kad yra ne žmogus. Aišku, čia sėdi šitų kiguolininkų, valstietininkų, tai jie jau negali palaikyti. Va, tu